Iš karto, gal žiūrovai kyla, davai, tram 3 štukas ir valgom apie galvo. Nežinau, kol kyla, tol laukiu. Давай, ну. Мой Инстаграм, мой Бахелис. Dėl sveikinimo video reklamos visi piema. Неимаму нахуй. Что ты? Неимаму нахуй. Мама свадьба. Обсидаемся, но... Фу, блядь. Сегодня победа. Если прошел, бы не победа, блядь, не говорю, ну, блядь, шли что нахуй, да. Фу, блядь, эй, что нахуй, не говорю, не, вискас нахуй. Пизда, не говорю, нахуй. Не говорю, пизда. Без шансу, нахуй. Пизда. Без шансу, нахуй. Ого! Нахуй. Не пикает, нахуй. Не пикает, пизда. Фу, блядь. Не говорю. Tiesiog negaliu neįmanoma, žinau, kaip prieš lygštų, po uostų vempt noriu tada. Jis juokauja, man. Atkartosiu kažkaip pasitarsiu specialistas, kaip čia valgyti šūdamą. Nežinau, kaip jį valgyti, naho. Ir Maibachas rado žiaurį atmaskį. Jis tiesiog ramiai sėdi, ten guli pas save ant lovos. Nu tai seniai, darbas toksai. Darbas seniai. Блядь, Maibachas geras yra. Ką, suka, aš darau, блядь, įvardink, nahu, dalbajop, nahu. Kokius šūdus, блядь, pasakyk, pidarastas končinas, nahu. Ну, вот Санюка, kas su tevim daros, kur, blėd, buvo viskas normaliai, su tevim čia buvo, blėd. Nesupratau klausimą visiškai nesupratau klausimą. Supratai, seniai, tada nusakai. Sakyk, seniai, pidarė, kas yra, bet seniai, man įdomu sužinoti tavo nuomonę, bet tu sakyk konkrečiai, na. Norėjau sakyti, kad tą briankolį geri, bet kur, biškai per daug persistengina. Pasakyk, argumentuok, pidarastas, seniai, tu nesi boba. Tu turi išnekėti konkrečiai, logiškai ir argumentuotai. Kas būtent tau nepatiko, ar tu gali man pasakyti? Man nepatiko, kad kur, biškai per daug davai naktį dėl dėmesio čia šūkiu ir, blėd. Pizda, blėd, per daug ir suka, čiuvakas, kiek mes laiko šnekam, 2 minutės, jau nesugebėjai dar pasakyti, ką tu turėjai meninę. Krūkis dar 2 minutės patys, kur atskirti. Seniai, blėd, pasakyk, kas tu nepatiko. Aš atsižvelgsiu, jeigu tai bus tikrai argumentuota, o ne šiaip išsigalvojimas, blėd, gaidžio, nahui. Tai aš tau normaliai paaiškinu, blėd. Ką tu paaiškini, sakai, kad tu nepatinka kažkas, nahui. Tai kas tas kažkas, blėd? Kad tu kurva šūdus, nahui, daryt, blėd. Aš tu suku, seniai, nahui, tau į tas kelnes šiek reikia, seniai, tu nei followerių gavai, nei ką, kurva gavai, žiūrovų, blėd, ir tie žiūrovai, blėd, peržiūros gavai, peržiūros, karočią surinkai, blėd, ir ką, ir visi dar labiau, nahui, tam nusivylė. Oi, blėd, kaip man įdomu, kaip tu... Kas man gyvenime keisis, jeigu kažkoks tai va tu, toksai Karanskas patsukas, manim nusivylęs ar nenusivylęs? Nu kas man keisis, blėd, gyvenime, senina? Kurs dar kurva Karanskas malalėt, kad man. Tai iš kur tu, iš kokio kaimo, nahui? Pats kurva iš kaimo, blėd, iš Trakų pas, kurva čia šneka. Tai Trakuose Portugalai visi puciovi, nahui. Karoči, nahui. Seniai, aš tau siūlyčiau blėd, pizda dalbajau, bet geras rimtai, ne? Viskas blogai, blėd, blogai, kaip mano bobana. Tu čia mane, blėd, žeminčiau, mane įskaudinai, sakau, kaip? Visaip. Kaip visaip, tai tu įvardyk, aš, pavyzdžiui, galiu pasakyti, bet jinai mane muždavo, aš turiu nuotraukas įrodymus. Jinai mane su pincetu badė, aš turėjau durtinę žaizdas rankoje. Koks skonis šūdų? Nu, žinok, nieko gero. Nieko gero.
Tokie šilti su plaukais, blėt, nedavirškintas maistas kažkoks. Su šiknaus plaukais valgiau šūdą. O ką daryt, Darbas toks? Man negera tiesiog. Man negera. Man gerklė gumulas nuo to tavo, negaliu, Nu, matai. Kaip sakant, aš tai nesigailiu, bet aš tiek sekėjų juos varė, Tiek sekėjų visko, Aš tik laimingas, Storį pražiūrėjo, bet žinai kiek, Tam štukų vaikus, Ką dar pasakysi? Tai kada savo snarglius valgysi? Nežinau, tai ką tai snargliai, blėt, jau nebeįdomu, niekam tai snargliai, Pizdavlė, aš toks virchas, Tai viską darai, visą šokiruojantį kontentą. Viską, kas šokiruoja, darai, tai valgyk, snarglius valgyk ten. Nuvaryk į kokį tvartą, idėja tau, nuvaryk į kokį tvartą, susirask arklį ir arklio šūdus. Blėt, tas dar gali būti. Neblogai, ne. Tikrai neblogai. Arba nueik į vištydę ir išpisk vištą. Kalbėjau. Nelabai galima tik daryti. Bet ne, gal nereiks. Nebent negyva kažką. Arba vabalus. Ai, gavau, gerai. Vabalus, vorus. Ar dabar iškart išmest. Pakartok, aš čia biškai atrašydėjau. Sorry. Darbų Tai bilės. gali dabar kokį vorų pasiimti, kokius suvalgyti ten. Tarakonus. Suvalgyk tarakonus. Žinau chatą, kur daug tarakonų yra, galim sutikti tarakonų. Blėt, gal... Netgi seilės ryjų ir toks šūdų skonis seilės yra, Sorry, aš labai išėjęs šiandien, aš vakar baiginėjau. Tai šiandien aš toks išėjęs, visiškai išėjęs šiandien, sorry, Visiškai man bloga, Aš tai laivą jungiu tiesiog, kad dėl hypo. Aš šiandien visiškai išsekęs, žiūrėk, nepyk. Ir tie šūdai dar reikia dar keptuvę valyti. Pilna šūdų, blėt. Pilna keptuvė šūdų, blėt. Tu tą keptuvę valysi ir po to dar valgysi iš jos. Tai kai išplausiu, tai kepsiu. Šūdai buvo. Tai išplausiu iš čia. Ai, žinok, aš tai nesu toksai kažkoks išimtų, aš nesu jautrus maistui, man tai pokuoja. Bet bijau gyvačių, pavyzdžiui. Nemoku rubatsą, muštis nemoku, tai yra. Omai Bachas, ką? Žiūrėt? Labai sveik, gerai žarnynas sveikatas. Aš galvau, kad jisai trolina. Aš dar iki paskutinės sekundės sen laikiau, aš kaip ukrainiečiai. Aš galvau, kad karo nebus iki tol, kol iki 6 ryto galvau, kad karo nebus. Ir pasirodo, karas buvo neišvengiamas. Pasirodo, tas šūdų... Ne, aš nežiūrėjau. Aš nenoriu matyti, blėt, Maibachą tokioj vietoj, tokioj pozicijai. Aš dar... Šaukštų į burną paėmė? Man keista, kad kanda šūdą, aš negalvau, kad jie tokios konsistencijos yra. Jis galėjo susvičinti, pavyzdžiui, čia būtų kokie išrištų sviesto šūdai. Tipo, is it cake, žinai? Jo, Negalėjo padaryti kažkas iš Lietuvos konditerių šūdo formos pirago. Tai aš manau, ir gali atsisiųsti tokių dalykų. A ne? Jaučiu, kad jo. O buvo katas tarp, kai jis prišiko ir tada jis išėjo kažkur ir grįžo. Aš nežiūriu daugiau negu sekundės manęs. Nes aš netikiu. Visų pirma, aš netikiu, kad jis tokiais kietais šūdais šiko. Nesąmonė, jisai kanda ir tempėsi. Koks šūdas tempėsi? Aš gavau ten kaip košė turi būti. Aš manau. O, bet jisai vemia pats ant viršaus, matau dabar. Parodyk. Nu gerai, tik to. Mano tokia.
Bet akinukai gerai. Pasakyk, kiek Kiek žmonių žiūrėjo šitą? Galima maldės, šviesa. 32 000 šitą žiūri. Eik, jisai su ranka paėmė. Klausyk, o nėra taip, kad čia reikėtų pranešti kažkai instancijai, kad tipo, nu, čia kažkaip negerai, nu, nėra gerai. Čia blogai. Seniai, aš jam prieš metus rašiau, sakau, seniai, tavis kažkaip niekur nebėra, streaming žaidimus. Nu. Aš tau sakau, kas ir, neturint kompą, aš tau nupirksiu kompą, atiduosi man iš Patreon. Streaming, sakau, aš pats prieš miegą dažnai neturiu ką žiūrėti, aš pasijungčiau kaip tu, bele ką žaidži, žinai. Man paibai, taip, žaisk Fortnite'ą, Assassin's Creed'ą. Nežinau, nėra kažkaip, neužsikuri kažką, aš pasi neužsikuri. Šūdų valgymas užkirti. Kažkaip jam paprašiau. Matai, jam įdomiau čia, matai. Instaliuoja ten žaidim, sidikėjų, blėt, kažkokėjo. Žaidim užkėmiau. Rara, zipa, kaip jie vadindavas? Rara, blėt. Kaip vadindavas? Kreka? Kreks, tai sidikėja. Sidikėja. Jo, o kreką reikia kelti. Kreką reikia kelti, kad galėtum užbūti. Nukrekint sidikėjų. Jo, jis tingėja, jam geriau šitą, blėt, iš bat kreko geriau valgyti. Jisai turi sudaręs dabar visą live challenge sąrašą. Nu, paskaityk. Kiekvieną sekmadienį nuo vasario 2 dienos. Pažiūrės, ką darau tom dienom. Vasario 2 kepam ir valgom šūdus. Jau čia buvo. Vasario 9 diena kepam sliekų kotletus. O, gerai, bus kaip tik sekmadienis. Suplanuoti. Šeimos geriausia eterį. Vasario 16 valom dantis su šuduotu šepetėliu. Už taip kovoja Basanavičius. Šiaip, man atrodo, seka labai sumaišyta, nes galėjo iš pradžių valytis dantis, nes dabar jau suvalgė šūdą ir tada valysis dantis su šuduotu šepetėliu. Tada vasario 23 dieną tepam veidą šūdais, kovo 2 diena kepam ir valgom gyvas kirmelės, kovo 9 diena apšikam Petro foto, kovo 16 diena renkam šūdus su rankom ir laižom šuduotus pirštus. Ką paskutinis? Renkam šūdus su rankom ir laižom šuduotus pirštus. Čia kovo 16 planas. Kažkas šūdais, ne žmogui visgi.